Sveiki. Taigi, esu Ruslanas Sadajevas, Abonė Group generalinis direktorius. Šiandien pristatysiu mūsų įmonę, ką mes veikiam, ką darom, koks mūsų santykis su tvarumo projektais. Taigi, kas mes esame? Mes gaminame plastiką, pirminį plastiką, polietilentą raftalatą, trumpinasi kaip PET. Praktiškai visi buteliai gėrimų su Coca-Cola, Pepsi-Cola, vaisvandeniai gaminami iš PET, kadangi plastikas tinka sąlyčiui su maistu. Jeigu trumpai, paprastai, tai iš viso pasaulio per uostą atsivežam žaliavas, išsikraunam, atsivežame gamyklą, vyksta cheminė reakcija, procesas, pagaminame plastiką granulių pavidalų, supakuojame į pagrindai didmaišius, išvežam savo klientams. Mūsų klientai plastiką išlydo ir padaro preformas, butelio rašiniai, tai yra tokios kolbos su sriegiais, tada tos butelio ruošinius vėlgi išsiunčia gėrimo gamintojams į pilstymo linijas, į tos pilstymo linijai. Iš tų butelio rašinių yra pagaminamas butelis, pripilamas gėrimo, užsukamas kamštelis ir jau tada visą tai keliauja į lentyną. Tai čia tokia yra toks verslas. Antras mūsų lygiagrečiai gaminamas produktas yra aromatinių poliesterių poliolių, skamba labai sudėtingai. Tai yra, jeigu prastai, tai yra bazė, iš kurios mūsų klientai gamina kietas poliuretano pultas, tai yra pavyzdys yra makrofleksas. Tarkim, makrofleksą galim pagaminti iš mūsų poliolio ir vienas iš klientų gamina ateitį, tokį kaip kitų pavadinimų makrofleksam. Vėlgi šios dienos kontekste tai yra mūsų pirmas tvarus projektas, kadangi galvojame, ką daryti su gamybos liekanom visokiom, tai perdarom į ne food kontaktą, o į statybinės prekes. Taigi įsikūrėme Klaipėdos leze prieš 20 metų, darbuotojų 200 plus. Skaičiuojame, kad esame didžiausio plyno lauko investicija istoriška Lietuvoje. Pasistatę trečią gamybos liniją, tapome didžiausią PET gamyklą Europoje. Esame antras žaidėjas rinkoje, PET rinkoje Europoje, tarp Lietuvos gamybos įmonių top 5. Viena tona PET kainuoja daugmaž apie 1000 eurų vienais metais. Mažiau, kitais metais daugiau, priklausomai nuo žaliavų kainos, tai mūsų gamybos apimtis padaugo, nes iš to gaunam 500 milijonų eurų apyvartą, vėlgi daugiau mažiau rekordiniais metais tai buvo kokie 700 milijonų. Viena didžiausia Lietuvos eksportuotojų. Taigi esam dideli, tiek Lietuvos mastu, tiek Europos mastu. Ir gyvenam ir atėjom į 19 metus. 19 metais Europos parlamentas priėmė SUPA direktyvą, Single Use Plastic direktyvą, kurie esminiai punktai sako, kad nuo 25 metų visose gėrimų buteliuose turi būti bent 25% perdirbtos žaliavos, nuo 30 metų 30% perdirbtos žaliavos. Vėlgi, kokia tai įtaka mums kaip pirminio plastiko gamintojų. Iš esmės tai šita direktyva neįtakoja mus, tai kaip neįtakoja, bet jinai neliepia mums gaminti, dėti antrinę žaliavą ir kažką su to daryti. Mes kaip pirminio plastiko gamintojas galim nieko nereaguoti ir toliau savo gyventi. Bet kaip suprantame, kad mūsų klientai, kurie perka iš mūsų granulės ir gamina butelių ruošinius, turės 30% savo žaliavos antrinės imti. Tai reiškia, iš mūsų nebepirks, mes prarandame 30% savo rinkos. Tai ką su to daryti? Galim nieko nedaryti, jeigu rinka auga ir mes galim išnaudoti savo gamybinius pajėgumus ir toliau užsidirbti savo pelną, tai galim nieko nedaryti, bet nėra taip, rinka taip neauga, pokytis yra pakankamai drastiškas.
Taigi, ką daryti, analizuojame. Tai iš kur atsiranda apskritai antrinė žaliava. Tai mes kaip visi vartotojai išgeriam gėrimą, butelį arba į tą varpelį, dabar jau depozito sistema, tada tos butelius surenka, taršioja, sukapoja į gabaliukus, vadinami dribsniai, beto dribsniai. Tuos gabaliukus išplauna, paruošia, supakuoja vėlgi ir tai tampa žaliava. Tie fleikai arba post-consumer butelių dribsniai. Tai yra žaliava perdirbimui. Tai tos fleikus galima išlydyti, padaryti granulę ir apdirbti ją ir tai taps granulė, kurioje yra 100% antrinės žaliavos. Aš biškai giliau einu į šitą reikalą tam, kad būtų aišku, kaip mes atėjome iki tos dienos, iki šios dienos. Taigi, mūsų klientai, net jie gali pirkti žaliavų iš mūsų ir gali pirkti tą 100% arpetinę granulę, maišyti pas savęs ir pasiekti tą tikslą, Europos komisijos iškeltą tikslą. Tai kaip ir viskas gerai. Tai mes, ką mums daryti? Tai mes galime, kaip sakiau, nieko nedaryti, galime eiti į tą mechaninį recyklingą, tai yra statyti tokią liniją, pirkti tokią liniją. Vieni iš mūsų konkurentų, kurie gamina virgin plastiką Europoje, tą ir padarė, pasistatė tokią liniją. Mes nusprendėm, kad tai ne mūsų kelias. Tuomet kiti mūsų konkurentai nuėjo keliu, kad sakė, ne, tai mes eisime į cheminį recyklingą, tai yra galima plastiką suskaldyti iki pirminio žaliavų, išvalyti tą žaliavas ir vėl pagaminti plastiką, kuris bus lygiai tokios pačios kokybės. Bet šito keliu mes neėjome, kadangi manau, kad net ir šiandien tai nėra nei paraštų sprendimų, nei rinka nepasiruošusi. Tai tas matom, kad teisingai padarėm, nes mūsų konkurentas dabar galvoja, ką su tą politiką daryti. Taigi, analizavom, priėjom prie išvados, kad mes į savo gamybą galim įdėti, tiesiog į savo gamyklą galim įdėti tos fleikus vadinamus, antrinę tą žaliavą ir pakeisti dalį savo žaliavų į šitą antrinę žaliavą. Tai to pasekoje mūsų klientai gautų granulę, kurioje yra jau 30% antrinės žaliavos ir tai tada nereikia jiems antrų silasų, maišyklių, nereikia papildomų investicijų, kurios iššauktų papildomus etatus, tai yra papildomi kaštai. Mes galime tiesiog duodam jiems savo produktą, jie kaip dirba toliau, taip ir dirba ir visą tai atitinka direktyvas. Tai vienos granulės koncepcija. Vėlgi pasidairėme rinkoje tokiai technologijai, nelabai yra, tiesą sakant, nes nebuvo paklausos, nebuvo pasiūlos, tai nusprendėme vystyti savo. Tai nebuvo paprasta, bet vystam pro šitą technologiją nuo idėjos. Kažkada su R&D vadovu oro uoste po kelionės sėdėdami ilgai turėjom pertrauką, sukūrėme mintį. Tai nuo minties, tada lab scale'as, tada batch scale'as, tada įdėgėm į mūsų gamybinę liniją, visą tai užpatentavom. Vėlgi, tokia refleksija. Jeigu galite nusipirkti technologiją, nusipirkite. Neikite to keliu, nes kaip po poros metų tas pats R&D vadovas sakė, šventas naivume, būčiau žinojęs. Tai pakankamai sudėtinga, nes jeigu žiūrėti per projekto prizmę, tai technologijos kūrimas yra kaip projektas. Tai yra kiekvienas projektas apibūdinamas laike, tai yra terminas, pinigai ir skaupas, tai yra, ką tu nori pasiekti. Tai eidamas šito keliu nevaldote nieko. Nei laiko, nei pinigų, nežinote, nei per kiek laiko, nei kiek tai galų galia kainuos, nei galų galia ar pasieksite tą, dėl ko jūs visą tai pradėjote. Tai rizika tikrai yra didelė. Pamatėme, kad mūsų technologija turi
unikalumą, patentavome, vėlgi sudėtingas procesas, kadangi technologija tai yra slėgis, temperatūros, debitai ir labai sunku yra įrodyti naujumus. O tai kas čia naujo tame? Nu tai kitaip biškai kažką darai. Tai, bet pavyko įrodyti, vėlgi, kodėl mes patentavome. Tai, atrodo, patentas, tai galėsi parduoti, užsidirbti pinigų. Mintis buvo ne tos, nes pirma, be abejo, marketingas, kad galėsim pasigirti, kad yra mūsų technologija, jinai turi savo ypatumą, produktas turi savo ypatumą, kurio neturi konkurentai, tuomet yra kažkoks konkurencinis pranašumas, kurį galim pagrysti. O antra mintis buvo, kad nusivaizduojate, tu darai technologiją, išvystai, parduodi, jau kaip viskas gerai ir kažkas lygiagrečiai užpatentoja ir ateina pas tave su sąskaita, kad žmogau, susimokėk, nes čia tu pažeidai mano patentą. Tai iš esmės tai patentavome tam, kad apsaugoti savo technologiją. Tai kaipgi mums sekasi, ne? Tai kelias yra ilgas, dabar 26 metai. Šitas produktas mums yra šiek tiek pelningesnis, jis palaipsniui sudaro vis didesnę pardavimo dalį, vis labiau įtakoja pelno eilutę. 25 metais pagaminome daugiau negu 24, didėja apimtis, bet tai vis tiek vis dar yra nišinis produktas. Nors jau yra 26 metai, 25 metais jau turi būti 25% antrinės žaliavos buteliuose, nes jau galioja reglamentas. Bet taisyklių nėra, apskaitos nėra, kokios baudos nežinia, tai ir visa pramonė taip mindžikoja, nes tai yra brangesnis produktas. Tai jeigu tai yra brangesnis produktas, neaiškios taisyklės, tai palaukiam, kaip čia viskas bus. Bet judam į priekį. Ar tai yra žalias produktas? Nes, vėlgi buvo klausimas, tai žalia, nežalia. Trumpai, esame negrupas, gamykla, 2 pagrindinės žaliavos, tereftalio rūgšties miltai, 70%, 30% glikolis, tereftalio rūgšties miltai ateina iš naftos perdirbimo, glikolis ateina iš gamtinių dujų, visą tą grandinę, tuomet atliekame gamybos procesą jau savo gamykloje. Tai anglies pėdsakas. Skaičių nerašau, kadangi jie vienoje literatūroje vienokie, kitokiai literatūroje kitokie, bet pats principas, kad yra 80% anglies pėdsako ateina iš žaliavų. Ir tik 20% tą, ką galime įtakoti mes kaip peto gamintojas. Tai jeigu mes visą šitą dalį pakeičiam, ne visą 30% šitos dalies pakeičiame antrinę žaliavą, tai natūralu, kad anglies pėdsakas yra ženkliai mažesnis. Nesigauna taip proporciškai, jeigu 30%, iki 30% turėtų būti mažiau, bet kadangi įsiveda butelių surinkimas, perdirbimas, duoda savo papildomą. Tai produktas tikrai yra žalias. Taigi apie mūsų santykį su tvarumu, apskritai kaip mes žiūrime į gyvenimą, tai mūsų verslas yra commodity tipo verslas. Commodity tipo tai reiškia, kad yra nedidelis pelningumas, visi daro tą patį, turi daryti didelės gamybos apimtis, kad galėtum uždirbti iš šito reikalo. Tai visa mūsų veikla nukreipta į nuolatinio efektyvumo didinimas, savikainos optimizavimas. Tai savikainos mažinimas per didesnę gamybą. Vienas iš tai, kaip ir minėjau, jau pastatėme 3 gamybinę liniją ir esamų gamybinių linijų našumo didinimas. Tai reiškia, mes su tais pačiais fiksais gaminame daugiau produktų, tai reiškia, kad pardavus daugiau pinigų lieka mums. Šis priemonės leidžia pasiekti masto ekonomiką. Antra, kaštų taupimas. Tai biokuro naudojimas, elektros energijos vartojimo mažinimas, bet čia per eilę metų. Tai nėra vieno projekto, kuris padarėm ir sumažino. Tai yra
eilę metų, step by step, pavyko realiai kokie 25% sumažinti ir savo energijos gamybą. Visi šitie projektai yra pelningi, nes mano manimu, kad įmonės, bet kokios pelno siekiančios organizacijos finansinis tvarumas yra esminis, pamatinis, kiekvienos įmonės, pagrindas. Nes jeigu nėra finansinio tvarumo, tai apskritai mes galim toliau, niekas kitas nebėra įdomu įmoniai. Tai visi mūsų projektai, visi, ką mes investuojame, generuoja realią finansinę grąžą. Ir papildomai tą, ką darome mes, tai siekiame būti geriausiais savo klientams. Tai 23-24 metais iš eilės pripažinti geriausių polimerio gamintojų. Asociacija yra didžiulė, ten tūkstančiai narių, nesame šitos asociacijos nariai, jie viduje balsuoja, prabalsavo, mums buvo stebuklas, o kaip smagu, kad realiai mes manom, kad mes geriausi, bet realiai gavom prizą, kad žmonės mano irgi, kad mes esam geriausi. Vėlgi, ką tai reiškia verslui? Tai gerais laikais tu gali gauti kokią 10 eurų bonusą ant mūsų apyvartos, tai yra pakankamai labai solidus priedas prie pelno krepšelį, o blogais laikais tu gali užsitikrinti kiekį. Tai reiškia, tu parduosi daugiau negu konkurentas parduos. Tai tiek. Tai tvarumas, manau, kad yra pokytis. Tai yra, kaip kiekvienas pokytis neša grėsmę, kaip kiekvienas pokytis neša galimybę. Tai nepraraskim šalto proto ir bandykim atrasti tas galimybės. Dėkojame.